Sveiki, broliukai ir sesutės. Na, kaip visą laiką, turiu jums paruošęs keletą įdomienų iš terariumo. Praeitą kartą viskas netilpo, tai va dar ir iš praeitą karto, dar ir šiandien kažką netyčia išgirdau, kaip sakant, kaip kasgi ten tam terariume dedasi. Pietukų, kai mėgojau, bet su antrininku buvau susitikęs. Nu ir kągi dabar kokie čia tos įdomienos tam terariume. Ogi Ukrainoje, žodžiu, bankai jau nebeišduoda daugiau kaip 100 grivnų per dieną vyrams, kurie, žodžiu, privalo eiti iš tikrųjų į tą utilizaciją, prisiduoti ten pas juos kažkoks tas TCK yra, nežinau, nu, kaip vainkomatai čia būdavo, dabar net nežinau, kaip lietuviškai vadinas, tos jau kokios nors turbūt bus karinės prievolės, kokie nors centrai, kokie nors ar kažkas, nu, vareva, nesvarbu. Nu, bet esmė yra tokia, kad žmonėm nebeduoda pasimti savo pinigų iš banko, jeigu jie nenuėjo ir neutilizavosi, aišku. Ir liepia jiem visiems, aišku, eiti užsiregistruoti, žodžiu, ten atnaujinti duomenis ir traleleno, bet iš tikrųjų tai čia yra tik tai pasakos dundukam, realiai, jeigu jau ten kažkas ir nueina, tai jau žinoma niekur toliau ir nebeišeina, o jos jau tiesiog po konvojum tada jau veža utilizacijai tiesiai, kaip sakant, į tuos jau apkasus. Nu, esu keletą video prieš tai įmetęs į savo Telegram tą grupę ir va, šiandieną dar įmečiau irgi, kaipgi ten utilizuojami ten tie dundukai, kurie, sakykime, vietoje, nu, sakykime, norėdami gauti tą 100 grivnų, nueina, žodžiu, jau atnaujinti ne va tai duomenų, nu ir va tai kaip juos ten išveža ir kaip ten jie paskui viskas baigėsi, sakykime, tai aišku nelabai gal ten ir linksma žiūrėti, bet akių praverimui, kaip čia pasakyti, naudinga turbūt yra. Sveikatai labai naudinga, jo, va sveikatai naudinga yra. Na gerai, toliau žiūrėkim, kas čia toliau. Nu va čia dar grįžtam prie tos ukrainiečių, tai kad iš esmės visi pinigai, kurie yra bankuose, visokie ten va tie elektroniniai pinigai, ar ten būsimi skaitmeniniai pinigai, nu apskritai, jeigu tie pinigai nėra pas jumis kišeniai, tai praktiškai galite skaityti, kad tai net nėra ir jūsų pinigai, nes bet kada gali ten banką sugalvoti, uždėti ten kokius limitus, ar ten pagal kokį įstatymą, ar šiaip savo norų, nes jų daug kur yra jau daug kur administracinėse teritorijose, tiesiog žmonės negali apskritai pasinaudoti savo tais pinigais, visą laiką turi rašyti jau visokius pasiaiškinimus tiem bankam, dėl ko jiem tie pinigai reikalingi ten ir taip toliau, ir ten netgi bankai turi, dabar nebeatsimenu, kurioje jau ten administraciniai teritorijų taip yra, bet jau ir net ne vienoj. Nu ir žodžiu, bankai turi teisę ir vienašališkai, kaip čia sakykime, vienpusiškai imti ir neduoti tų pinigų. Vat jeigu jiem pasirodys, kad jį, nu vat nepatinka, kad jūs ten tos pinigus kažkur išleisit ir taip toliau, o gal dėl to tiesiog, kad tokia tiesiog yra ta politika, kaip sakant, kad nebeturėtų žmonės pinigų. Nu ir anksčiau ar vėliau, aišku, ar čia per kokias tai kiberatakas ar kažkas, tai visi tie pinigėliai kažkur tai nusimainuos. Nu ir tada, aišku, jau nori, nenori, visi priims ten tuos skaitmeninius pinigus, nes kitokių paprasčiausiai net ir nebus. Nu bet ne apie tai dabar toliau. Ilonas, žodžiu, yra ten tas Ilonas, jisai sako, kad būtinai reikia to CO2 mokesčio, kuo didesnio, kad jis būtų įvestas, nes nu, nebeperka jau žmonės tų Teslų, žodžiu, nes nelabai pavyksta ten jomis naudotis, ypač Amerikai, va čia kaip ir parodė, plus ten jos dar ir užsideginėja, nežinau, kitose šalyse gal neužsideginėja, bet Amerikai tai labai daug video visokių, kai jos ten savaime užsidega. Nu ir ne tik tai, kad ten Teslos, bet apskritai visi tie elektriniai automobiliai. Ir netgi parkingus ten neleidžia jų važiuoti tuos požeminius ir ypač po lietaus ten ir panašiai. Nu, žodžiu, esmė yra tokia, kad dabar jau tas Ilonas, kadangi jau tas bizniukas biškiai apmažėjo ir dundukai nustoja pirkti jau ten tuos, sakykime, elektrinius automobilius, sumažėja pirkti, nu tai tada jisai sako, kad reikia tos mokesčius uždėti didesnius ant visų kitų ten automobilių, ant kur ir taip toliau, nu ir nori, nenori, vis tiek tada tiesiog kitaip iš vis bus nebeįperkamas tos kelionės, tai visi perės prie tų elektrinių automobilių. Nu ir aišku, ką jis dargi ten papasako, ogi jis papasako, kad jis žino, kaip reikia išgelbėti tą klimatą, kaip sakant, kuris ten jau vis vargšas kenčia, kaip sakant, jau ir nusimainuoti visai baigia tam terariume. Nu ir jisgi sako, kaipgi galima būtų išgelbėti. Ogi reikėtų pastatyti tiesiog 100 Teslos gamyklų. Vat. Jeigu pastatytų 100 Teslos gamyklų, ten tų giga gamyklų ir kaip ten jie vadina jas, tai aišku jau tada prigamintų daug labai tų elektrinių automobilių ir visi galėtų su jais važinėtis ir tada nebereikėtų, aišku, jau ten nei naftos, nei ten žodžių nieko ir iš karto klimatas būtų išgelbėtas. Tai va, tai toks yra Ilono ten super duper planas, kaip reikia išgelbėti klimatą. Nu, aišku, kad čia, kad jis ten dar 100 tų gamyklų pasistatys ir kad biški
daugiau ten tų pinigėlių gaus ir taip toliau, nu, tai čia jau aišku kitas dalykas, čia apie tai jis neužsimena. Svarbu, aišku, gelbėti yra planeta. Taip, toliau, Švabra. Dar 2020 metais Švabra jau yra paskelbęs, kad turi būti kiberataka. Nu ir žodžiu, visos jau ten duonbazės turėtų būti sunaikintos, ten ir elektrą atjungta, ir internetai, žodžiu. Nu ir jau dabar jau praėjo, kiek čia, 4 metai, ne, ir Jungtinių tautų organizacija jau raportuoja, kad jau baigia viską suplanuoti, jau baigia viską suderinti, žodžiu. Bandomieji ten atjungimai jau irgi yra pastreniravimai padaryti, sakykime, ir elektros, ir ten mobiliojo kokio tai ryšio, ir interneto. Nu ir žodžiu, jau mokymus irgi jau yra suplanavę artimiausią metam. Ir jau sako, kad jau netrukus galės įgyvendinti, žodžiu, tą Švabros nurodymą, kad paskelbti, kad bus kiberatakos. Nu, aš galvoju, kaip čia dabar bus tos kiberatakos. Nu, aišku, iš karto galės vieni paskelbti, kad čia rusai užpuolė padarė kiberataką, o rusai paskelbs, kad NATO užpuolė kiberataką padarė. Nežinau, ką tik kiniečiai sakys indai turbūt užpuolė, nes, nu, indų labai daug ir kiniečių labai daug, tai jie vienas kitą turbūt ten puls ir atjunginės ten, nes vis tiek turbūt darys ten, kad būtų visuose tuose šalyse, nu ir kamgi jiem reikia daryti ten tas kiberatakas visokias. Tai vienas dalykas, tai kad aišku, žmonės pataps iš karto, nu, kaip čia sakykime, nieko neturintis, nes jokių duonbazių ten ar dar kažko tai jau nebeliks, beliks tik tais, aišku, ten paskui korporacijos viską kažkokiu būdu perims ar kažkaip, nežinau. Nu, bet esmė, kad tokia, kad jau dabar jau yra viskas paruošta ir aišku, kai atjunginės jau tas visas elektras ar komunikacijas, tai ir aišku, ir daug žmonių nuo to ir nukenties ir gal, negalo tikriausiai labai daug ir mirs, ypač miestuose žmonės, nes įsivaizduokit miestą, jeigu ta kiberataka, tarkim, bus žiemą, atsijungs elektrą, nebeveikia nei šildymai, nei, nu, žodžiu, apskritai niekas, nei kanalizacija, nei taip toliau. Ir bet jūs gyvenate ten kur nors 25 aukšte, kokiam ten daugiabutė, ne? Ir tai ką reikia daryti tada? Ir vienas dalykas, tai laipiot peškoma nereikia, nu, tai galbūt ten jaunimėlis dar ir palaipės, o jau vyresniems žmonėms tai jau reikia užmiršti apskritai kažkokį tai nulipimą. O kur šikt, sakykime, ir myštą atsiprašant reikėtų tada, jau nebekalbant apie tai, o kaip pasišildyti, tai ką, malkas ten kuriansi, laužą tada pas save ten kambarį, bet jeigu laužas tai dūmai, tada turėsi langą atidaryti, jeigu atidarysi langą, tai ir ta šiluma visą išeis. Nu, žodžiu, tokia situacija kaip ir be išeities praktiškai galima sakyti. Nu, jeigu žiemą, tai tarkim viskas atsitiktų, tai čia, nu, maks turbūt savaitę, jau už savaitės jau pusę nebeliktų ten to miesto gyventojų, o dar už savaitės tai turbūt ir jau 90% nebeliktų gyventojų. Tai va, tai žodžiu, tos kiberatakos iš tikrųjų jau visai yra nejuokingas dalykas, ypač va tokiuose kraštuose kaip Bananija ir panašiai. Tai reikėtų kažkaip tai va spręstis ir galvoti apie tos klausimus, kas turi galvą ant pečių. Nu, kas čia toliau dar tokį tam terariume atsitiko. Anglija, žodžiu. Anglijos valdžia išleido informaciją kažkokią, išleido ir praleido, žodžiu, kažkur tai paskelbė jie tą informaciją taip patiliukais, kad paskiepyti vaikai turi ten 4423% padidintą mirties tikimybę lyginant, žodžiu, su tais jau nepaskiepytais vaikais. Nu ir ten dar belekiek ten tų milijonų procentų jau ir nuo COVID jau mirti. Tie paskiepyti vaikai turi tokią didesnę tikimybę. Nežinau, iš kur jie čia tą statistiką surinko, gal jau jiems perdavė tą tų, žodžiu, vakcinų gamintojai visokie tą tokią statistiką, nes jau jie turbūt yra surinkę. Nu ir, va, žodžiu, kažkur jie Anglijoje va, tą ėmė ir netyčia kažkaip tai paskelbė. Nežinau, kaip ten paskelbė, aš pats ten tų nemačiau, tiesiog va, prisirinkau tokių, kaip sakant, gandų iš to mano antrininko iš terariumo, nu ir ką jis man va, tą papasako, tai aš jums ir čia ir atpasako. Tai va, nebūtinai čia gali būti visą laiką tokia 100%, kaip sakant, teisybė, bet didžiąją dalim vis tiek daugiau ar mažiau tai yra taip, kaip jisai man ten pasakoja. Tai va, toliau dabar žiūrim. O Slovakijoje čia jau nežinau, čia kad gal praeitą savaitę ar užpraeitą kažkada tai ten nušovė tą ministrą pirmininką, nu ir dėl kogi ten jį nušovė. Nu, pasirodo, kad jį nušovė dėl to, kad jisai pasisakė prieš tą ES emigrantų kažkokį vežimą į Slovakiją ir pasiuntė juos ten ant 3 raidžių, žodžiu, visus ten tuos Šolcus ten ir Ursulas ir panašiai. Nu ir aišku, dar Slovakija atsisakė pasirašyti sutartį su Pasaulinė sveikatos organizacija. Nu ir čia apie tai aš jau buvau anksčiau viškai pranešęs, kad vat, įvyko toks įvykis. Nu ir sakiau, va, pagyvensim, pamatysim, kasgi čia bus iš to, kas išeis. Ogi išėjo, pasirodo, kad iš tikrųjų jisai ten atsisakė pasirašyti, nes vat, vargšą žmogų ėmė ir tada nušovė. Nes, nu, Nevidono tarnai, aišku, visas kliūtis šalina visais įmanomais būdais, jiem
nužudyti, nesvarbu ar ministrą, ar dar belę ką, tai ką jau čia kalbėti, jeigu milijonus apskritai žmonių ir vaikų ten žudo. Taip, kad čia tas